Vilnius turi vieną gerą ir vieną blogą savybę, kalbant apie tai, kaip pakviesti svečius čia. Tai gera savybė yra tai, kad visi, kas čia atvažiuoja, yra maloniai nustebę. Tai yra tikrai labai smagu. Aš nesutikau kitokio žmogaus. O bloga savybė yra tai, kad visi, kas čia atvažiuoja, yra maloniai nustebę. Ir man atrodo, kad yra labai, reikia tą vertinti labai adekvačiai, nes iš tikrųjų tikrai būtų labai gerai, jeigu visi žinotų, kad čia yra nuostabi vieta, visi to tikėtųsi, atvažiuotų ir būtent tai ir gautų. Man atrodo, svetingumas prasideda nuo laimingo žmogaus toje pusėje, kuri kviečia, laimingo. Nes jeigu tas bus laimingas, vienaip ar kitaip tą laimę išspinduliuos ir kitiem. Svarbiausia yra darbuotojai, iš tikrųjų, kurie prisideda mažom smulkinom komandą, kuri sukuria tą aplinką, kurioje galima priimti kaip į namus. Tai mes sakom taip šeiminiškai, kultūringai ir pastebint visus įmanomus geruosius dalykus. Iš tikrųjų, esam tikrai gavę nemažai laiškų po to, kai žmonės grįžta iš ten, kur atvažiavę ir atsiunčia laišką, kartais būna ir po kelių dienų, kartais po savaitės ar po kelių. Su A4 dydžio lapo aprašu, kaip jie yra nustebinti ir kaip jiems patiko Vilnių ir kaip mes prie to prisidėjom. Tai iš tikrųjų visą tai labai teikia vidinės motyvacijos tęsti tai toliau. Darbuotojams be abejo tai yra lygiai taip pat kažkas tokio, kas teikia moralinį pasitenkinimą.